Birželio vidury jau sužinojom, kad yra įsikūręs sąjūdis ir jie pradėjo išeidinėti į viešumą. Kaip tik birželio vidury jau jie paskelbė savo siekius maždaug tuos pirminius. Prisiklausęs, pasiskaitęs šį bei tą ir kai atvažiavau jau į Marijampolę gyventi ir dirbti, tai jau tą laisvės siekimų, kaip aš sakau, bacilą jau aš turėjau ir ją pamėginau paplatinti ir automatų gamykloje. Atėjo 88 metai, tai jau mes ir aplankėme ir Basanavičiaus gimtinę, rengė apsaugas ir kad jau jeigu kas kur pasirodytų prie tokių atmintinų vietų kaip Basanavičiaus gimtinė, kad būtų bent jau užfiksuoti, kas tokie ir taip toliau. Bet mums pasisekė, kadangi nuvažiavom, mano buvo idėja, kad važiuojam per pietų pertrauką ir buvo visi nuėję pasišildyti pas greta gyvenantį žmogų ir tuo momentu mes atvažiavom ir viską sėkmingai atlikom ir skubinom grįžti atgal į darbą, nes tokie diena ir darbe buvo žiūrima, kad visi būtų darbo vietose. Artėjant pavasariui ir ypač vasaros pradžioje jautėsi, kad kažkas turi įvykti. Tiesiog būna kartais, kad nujauti kažką tai. Turi galų gale vis tiek prasidėti Vilniuje kažkoks tai sujudimas, kurį pradėtų mokslininkai, intelektualai ir tada jau būtų rimta jėga ir netiesmukiškai veikianti, nes reikėjo tos ir maskuotis, konspiracijos, kaip sakoma, ir viską labai apdairiai daryti. Tai kai sužinojom, kad vyks tas mitingas Liepos 9 Vilniuje, tai susiorganizavom gamyklos autobusą ir nuvažiavom. Pamatėm, ko reikia, kaip turi būti viskas, kaip renginys turi atrodyti. Viską mes jau žinojom, kaip tvarką palaikyti. Aš ir Liuda Viliūnienė ėjom pas Kęstutį Subačių, tuometinį miesto vykdomų komiteto pirmininką, prašyti leidimo. Nors jau skelbimus buvo išplatinę mūsų tos ekskursijos į Vilnių žmonės jau buvo išplatinę, šiek tiek persistengė, bet baigiantis mitingui, kuris praėjo labai sklandžiai, aš kažkaip buvau primiršęs tą mintį, kad proga ir Marijampolėje sąjūdžio grupę įsteigti. Kažkaip buvo išlėkę iš galvos per tuos reikalus, bet prie mūsų priėjo man iki tolek nepažinotas žmogus ir paklausė, ar taip ir išsiskirstysim, neįsteigę Marijampolės sąjūdžio rėmimo grupės. Tuomet visi suklusom, geranoriškai jam pritarim. Pasirodo, kad tai mokytojas Stasys Daugėla. Jį vėliau mes išrinkom ir Marijampolės sąjūdžio tarybos pirmininko. Buvo pasveikti, važinėjom į kaimus, į kolūkius, susirinkimus. Tik tai ar vėl kitą kartą vėl taip gerai pasisektų? Ar vėl turėtume tokius gerus lyderius, organizatorius, kurie taip apdairiai viską organizuotų ir sugebėtų? Sąjūdžio Marijampolėje bendražygiams norėčiau palinkėti kuo geresnės sveikatos, taip pat kuo ramesnių ir taikaus gyvenimo. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.